O mikrofonas? Labas visiems, mano vardas Goda, atvykau čia į Palangą ir visą vasarą, kiekvieną savaitgalį būsiu čia, Palangoje. O dabar einu susirasti, kur apsistoti. I can sing the love song, like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Well, baby, that's just me. Nu, maladėt. Labas merginos, iš kokio miesto? Vaikas? Iš Mažeikių. Londono. Šiauliai? Vietinė. Vietinė. Iš Plungės. O aš iš Klaipėdos. Neišduosiu. Kaip jis vadinasi? Šiauliai. Iš Kauno. Venezuela. Ką veikėt Palangoje? Taip, poilsiaujam. Kaip jums atrodo, pavyzdžiui, ilgas savaitgalis, trumpas atostogos tiems žmonėms, kurie dirba, ar ne? Nesunku jiems į darbą bus grįžti po tokių 4 dienų? Sunku, nes labai karšta. 4 dienas žmogui padaryti išeiginių, kad tai pailsėtų gerai visą kitą. O tą dieną mes atidirbsim šeštadienį. Žmonėms grinai ilsėtis, kaip sakė. Teisingai, tai čia reikia padėkoti Mindaugui? Čia reikėtų padėkoti Mindaugui, kad tiesiog tokia istorija, data įėjo mūsų... Kad uždėjo jam karūną ant galvos. Atrodote puikiai. Šiandien gal kokia ypatinga diena? Išvakaris, Mindaugo karūnavimo diena. Tai nedaro. Nu, valstybė priėmė, ar kas, nežinau. Šventė. Va, šiandien būtent su viena pramoga mes pasinaudojam, tai ant banano čiuožimą per bangas ir taip toliau. Iš tikrųjų labai linksma. Sutikai kokiu nors žvaigždžių Palangoje? Žinau, kad Šapra šiandieną kažką tai rengia tokią. Aš manau, kad mums tiesiog dabar reikėtų paskelbinti Vytautą Šapranauską ir sugriauti 5 mitus. Čia yra Goda, čia yra Vytas, labai malonu. Labai. Labas, Goda, su vasara tave. Su vasara. Kokios slidnios tavo lūpos. Nu, kaip visada, aš taip Medų kopinėjai. Kapinėjau. Ar tiesa, kad žvaigždės Palangoje visada gyvena 5 žvaigždučių viešbutyje? Ne. Iš karto pasakau. Ką išnuomoja jiem prodiuseriai, o tai yra dažniausiai visa tai, kas yra pigiausia. Tai kur baisiausiai tu esi miegojęs? Palangoj paskutiniu metu, jeigu neklystu, prieš 40 kokį metų esu gyvenęs sandėliuke. Ar tiesa, kad žvaigždės bijo vaikščioti Basanavičiaus gatve? Aš atsakysiu, kad taip. Tai yra baisu, kai ten sodina ant kapoto nuogą merginą, bet triusiukų. Jeigu eini, tai ir eini. Čia nėra tai baisu, kaip atrodo. Vat kaip Mamontovas su kapešonu reikia vaikščioti. O tiesa, kad žvaigždės niekada nesiema fotoaparato į Palangą? Lašimuosi? Maža ką, o Jėzu, pravažiuok Basanavičiaus gatvė, čia tokių vaizdų gali prifotografuoti. Iš ryto praeik, kol dar šiukšlių mašina nepravažiavo, kas dedasi Basanavičiaus. Ėjau iš ryto. Tai va, tai supranti, yra ką fotografuoti. Ar tiesa, kad žvaigždės net ir naktį nenusiema akinių nuo saulės? Netiesa, kodėl? Nusiimi, atsikeli iš ryto, miškiu. Žiūrint kokiam stovė atsiguli. Man paskutinius 15 metų nėra tai buvę. Gerai nuvažiuoji kur nors ten į Latvijos Nidą. Nėra žmonių, nereikia atsakinėti klausimus, ten laikant belešą rankose, dalinti autografą, dar fotografuotis kaip beždžionė prie tilto. Ar tiesa, kad žvaigždės Palangoje už nieką nemoka? Kodėl jos turi nemokėti už nieką? Vaišina visi? Kuo belešais? Yra tokių, kodėl einam lasas čia, šašlykų, einam klausyk Šaprai, Vytai, tai jeigu naudotumėsi tą progą, tai už nieką. Aš jau seniai būčiau prasigėręs ir labai prastai atrodyčiau. Ar sugriovė mitus? Basanavičiaus gatvė, o ten yra pliažas. Jungiame Rolandą ir Joną. I can't even believe I'm here on the seaside having fun with my friends now. It's so cool, so it's so fabulous. I feel so successful. You are successful. Labas, visi tie, kas žiūri ir stebi. Rolandas, Jonas čia su jumis, draugai mano, užstrigom Palangoje per ilgai savaitgalį. Man tai visiškai yra keista, kodėl. Su kuom? Su kuom nesvarbu, viskas ir taip gerai, to išsiaiškinsim. Kodėl čia yra ilgas savaitgalis? Let's go!
Kaip jūs laikote? Normaliai. Kaip ilgasis savaitgalis? Super. O kas tas ilgasis savaitgalis? Ilgasis savaitgalis, nu tai laisvos dienos. O kam jis reikalingas tas ilgasis savaitgalis? Ilsėti, pašokti, Nuo ko pailsėti? nuo darbų, O kur pašokti? eksite. Šaunuolė. Klausyk, nuo kada prasidėjo ilgieji savaitgaliai? Net nepamenu. Ar tau patinka ilgieji savaitgaliai? Aišku. Ką tu veiki per ilguosius savaitgalius? Šoka eksite. Ar jeigu bus dar ilgasis savaitgalis, jūs juo pasinaudosit? Ačiū jums, mama. Tu taip gražiai šiandien atrodai, Pugera, pasakyk man prašau, tau patinka ilgasis savaitgalis? Taip, žiauriai. Ką tu veikiai per savo ilgąjį savaitgalį? Oi, buvau self koncerte, buvau egzite, paplūdimy, saulė, jūra, super. Šaunuolė, klausyk, kam yra reikalingas ilgasis savaitgalis? Nu ko, aš žinau, ilsėtis, tūsintis, ilsėtis, pramogauti. Ar tu visą laiką naudojasi ilgaisiais savaitgaliais? Žiauriai, taip, visą laiką. Iš tikrųjų. Klausyk, tu man pasakyk, ar per ilgąjį savaitgalį reikia pasveti vyriauti? Ko? Ar tu susirasi per ilgą savaitgalį naują vyrą? Ne. Ar turi seną? Taip. Klausyk, ilgasis savaitgalis, ant kiek gerai yra? Žiauriai gerai, super. Mano klausimai kažkaip kvaili. Turi gal man klausimą? Ne. Tau neturiu. Labą dieną, ponas Urvinis žmogau. Ar ir namuose kasas šulinių? Taip. Tik taip ir ilgasis savaitgalį? Ja, ir namuose. Ką šiandien naktį veiksit? Oi, veiks. Vyro paklausė. Ką šiandien? Turi viešbutį gerą. Koks jūsų viešbučio numeris? Nu, čia paslaptis. Palikim intrigą čia. O jūsų lova viengulė ar dvigulė? Viengulė, tai aišku viengulė. Bus keturgulė šiandien. Kam buvo sutartas ilgasis savaitgalis? Mum. O tu esi? Andrius. Kaip sekas? Gerai sekas, Rolandai. Kaip tu gyveni? Gerai gyvenu. Ar visada gyveni? Visada Palangoj. Labas, panelės. Skanus arbūzas. Skanus. Gali duoti atsikas? Ilgasis savaitgalis, ką jis to reiškia? Gyvės, jūra, saulė. Tu esi su savo draugė, jūs draugaujat? Mes. Draugaujam. Kodėl per ilgąjį savaitgalį esate Palangoje? Nes laisvos dienos, geras oras. Kodėl jūs be savo antrų pusių? Mūsų antros pusės, o ten. Jeigu einate į klubą, jūs įmanoma pakabinti vienam vakarui? Ne, O draugauti savaitę? daug ilgiau. Galiu dar kartą arbūzą atsikast matant tavo vyrui? Aš žiūrėsiu jam į akis, gerai? Žiūrėk. Ką tau reiškia ilgasis savaitgalis? Linksmybės. Sveikas, kodėl yra ilgasis savaitgalis? Tęsiam šitą temą ir manau, kad ne, blogai. Jau vakarėja ir saulė leidžiasi, o kai saulė nusileis, nieks namo neįleis ir mes varysim į naktį į Exito klubą. Hi, I'm Mark Knight from Toolroom Records. It's 5:20 in the morning on Tuesday morning. We're in Bologna. It's been going off in here. Better for you. We came all over Estonia to listen to Mark Knight. And how many of you are here? Like 12. 12 Estonians Estonian following women. Mark Knight.